Atvykom į Druskininkus, o kuo atvykom į Druskininkus, tai Pramin gravelio varžybų. Pirmas šiais metais tokias rimtesnės varžybos. Tik Rėkyvos gravel dalyvavau šiais metais, kažkaip daugiau treniruotėms laiko skiriu. Tai va, 2 dienos, 2 etapai, o dabar einam pasipildyti angliavandenio atsargų. Ačiū. Ačiū. Suvažiavam social raidą. Smagiai. Nedaug biškį. Pralėgiam šalmus kreivus biškį. O jis tai kreivai šalmais. Galvo gal kreiva. Tai va, sumynėm. Sai nieka. Morelis toks vėsoks. Smėlė sakė nedaug bus. Nu, bus, bet nedaug tiek, kiek pernai tipo. Tai va, čia antras druskos varžybas yra. Tai jo, pavyks dalyvauti antruose. Savijauta net nesupratau, kaip čia jaučiuos. Nesvarbu, svarbu smagiai pralėkti. Atsikelta, pamiegota. Bandysim startuoti šiandieną. Startas ir finišas turbūt čia vienoj vietoj. Nežinai, nesidomėjai? Čia. Ogi veržėsi į startą. Šiandieną šiam 5 kilai. Pro Kapčiamiestį važiuosim. Gal pravažiuosim tenai. Orelis toks vidutiniškas, apie 10-12 laipsnių. Nei šalt, nei šilt. Drusko gravel setupas. Jam 4 chainringas. Švalbė G1 RS padanga priekį, R gale. Daugiau, tai čia viskas taip pat. Čia visai gerai, kem 4 buvo 40, tai jau virš 30 reikėjo kažkaip tai labai greitai minti, kad važiuoti. Tokie rimtai vyrai atrodo sustoja į ne 100, ne? Viduriuoja, kas jis. Tai 100, judam į priekį. Ir pavažiavo likus 20 kilų, užvežė, žiūrėjom kažkur 4 minutės. Nes nežinoja, kas okupuos tą Lenkiją. Sukas, ne? Sukas. Nepastrigęs. Ar tu silpnas? Taip. Šiandien. Nu, karytę. Pavarom. 5, 3, 2, 1. Ir sveiki visi, tai Druska gravel. 2 dienų varžybas. Šiais metais nusprendžiau sudalyvauti daugiau tokio tipo gravel varžybose. Prieš tai dalyvavau Rėkyva gravel, tai šios varžybos, manau, tikros pirmos man gravel varžybos su gravel dviračiu, greitos varžybos. Tai pažiūrėsime, kaip man seksis čia.
Na ir gan didelė naujiena man ir nauja patirtis, tai neutralus startas. Prieš tai esu turėjęs lyg neutralų startą gravelone, bet ten labai jisai greitas buvo, tai nesijuto kaip neutralus startas. Tai čia pirmas kartas, kai važiuoju neutraliame starte, tai šiek tiek jaudinos, kadangi visi taip arti ir tokia grupelė nepratęs, šiek tiek esu varžybose taip važiuoti. Bet po kol kas sekasi gerai ir gan esu priekyje. Trasos ilgi pirmos dienos turėsime 65 km. Na ir sukilimo apie 300 metrų, bet čia, manau, tikrai nedaug. Iš vakar dienos važiavome social ride'ą, tai daug diskusijų buvo, koks slėgis, tai aš pasirinkau į galinę padangą 1.8 baro, į priekinę 1.7, pasižiūrėsim, kaip veiks tai. Na, mano padangos yra 45 mm pločio. Na ir privažiuojame posūkį. Šiek tiek visi susispaudžia ir tokių gaunasi mini kontaktų. Ir toliau vis dar gerai, kad tęsiasi neutralizacija. Ir bandau vėl sugrįžti ten, kur buvau, maždaug labiau į priekį. Dalyvavau ne vienas, taip pat turėjau ir komandos draugų čia. Priekyje matosi rūžava kuprinė Artūras Buivydas, ten dešiniau su tamsia liemenė Deividas Buivydas. Tai kompanijos turėjau. Na ir kažkur už manęs dar yra Martynas Gruzdys, mano auklėtinis, linkėjimai jam. Na ir po biškį baigiam įveikti tą asfalto atkarpą. Pro čia ir grįšime paskui į finišą. Na, čia prasideda visas ir smagumas. Kalnas, o prieš jį ganėtinai daug smėlio. Nežinojau, kad gal geriau dešinę pusę kažkiek važiuoti, tai dešiniai greičiau juda eismas, o čia kairiai tai visiškai užsikimšo ir tenka įsisekti batą. Na ir aišku, priekiniai daug greičiau nuvažiavo, kas žinojo trasą, tai jau ir strategija, manau, buvo greičiau atvažiuoti į šį posūkį ir įveikti ir nuvažiuoti. Tai dabar pirmoji grupė jau ganėtinai nutolo ir tenka vytis. Tai tą ir bandau daryti, iš karto negailėdamas jėgų, pasikeisdamas su kažkuom, vis bandome prisivyti, ten priekyje šiek tiek matosi ta grupelė. Ir čia išlendu iš po ratų ir matau, kad tolsta ta pirma grupė ir reikia tikrai daugiau pastangų, kad priartėti prie jų, tai imuosi iniciatyvos ir pradedu važiuoti dar didesnių pajėgumų. Čia atvažiuoja Bernatonio jaunuolis, jam ant rato sėdint aš turiu laikyti 400-500 vatų, tai čia jisai vežia kaip reikalas tikrai. Tai mūsų kaip ir tikslai sutapo, abu norim grįžti tą pirmąją grupę ir važiuoti joje. Na ir reikia jau jį pakeisti ir dadėti dar biškį ir jau kaip ir dulkės matosi priekyje rūksta, jau arti ganėtinai esam. Na, sako, antras šansas duotas, tai pavyksta prisivyti mums pirmąją grupę. Asfalto ruožė kažkaip visada visi ramiau mina, nelabai čia kur asfalte pabėgsi nuo kažko, bet ir vėl prasideda smėlis. Daug smėlio, pabrėšiu, šiandieną buvo labai daug. Ir pas mane, kadangi ta galinė padanga tokia plikesnė, tai jutau, kaip sunkiau per tą smėlį važiuoti yra. Nu, pridarė atletų kalvę. 3 nukrito per tai. Na, čia jo, toks varžybinis momentas. Gal ir smėlis kaltas, gal ir kas, čia tokia emocija, aišku, varžybų metu pirmoji, bet už manęs nukrito 3 dviratininkai, tai liūdna, kai kažkas krenta. Na ir čia po to smėlingo ganėtinai ruožo kažkaip ir tarpas man pasidarė, bet vėl sugebėjau grįžti. Tai tų grįžimų dar ne vienas toks bus, ganėtinai varginantis jie. Gal bėda buvo, kad važiavau labiau grupės gale, ne viduryje, ar pradžioje, gal ten kažkaip kitaip viskas veikia, bet taip gavosi, kad važiavau visada grupės pačiam gale.
Na ir matote, ganėtinai smelingi posūkiai, tikrai sudėtinga juos išsukti. Greitai ypatingai sunku išsukti, tikrai nukrenta labai greitis, tada vėl reikia vytis ir vėl iškrentu iš tos grupės, vėl reikia dirbti. Na ir pavyksta, atrodo, dasitraukti, bet čia atkritę šimtiniai ir dar šiaip keli atkritę iš pirmos grupės, tai kaip ir dar reikia pasistengti šiek tiek, bet matau, kad vis tolsta. Ir nėra su kuo dirbti ir pačiam jau biški sunkoka. Matosi prieki ir Bernatonis, su kuriuo dasivijom visus, tai irgi. Ir čia prasidėjo tokia miško atkarpa ir gana ilga jinai buvo. Tai aš kaip kiti sakytų, jau buvęs autopistas, nes gravelį pradėjau minti. Tai galvoju, čia aš padaužysiu šiek tiek šitą miškę, kadangi įgūdžių turėjau, tai variau neatsisukdamas, tiesiog laikiau vienodą tempą ir tikėjausi gal dar prisivyti tą pirmą grupę per būtent šitą mišką, per visas tas techniškas vietas. Smagiai čia iš tikrųjų važiavosi. Na ir išvažiuojame po to miško į atvirą vietą, pasižvalgau, ten būrys dviratininkų. Tai susidarė antra grupė jau už manęs, labai didelė grupė iš tikrųjų. Nustebau. Oho! Kiek daug čia jūsų? O, atvežiau. Atvežys? O, Kam vežiai dabar? o pasilmas mūsų. Pasimato ir komandos draugas, tai ir visai gal gerai, kad jisai čia yra, padirbėsim, bet net ten biški nuvažiuoja, tai reikės vėl dasitempti. Na ir toj čia turbūt išvysite, kokio dydžio maždaug ta grupė, va, matote. Biko Velašiuliai, Maikė, taip pat matau priekyje ir 1000 km dviračių, Vitalis važiuoja su, jeigu neklystu, iš galo savo draugu, taip pat komandos nariu Evaldu. Na, tikrai grupėje netrūko žmonių. Ir čia šiek tiek, atsimenu, tarka buvo, tai visi glaudėmės prie dešinio šono ir neužilgo įsiskirimas šiam ir 100 distancijų grupių ir ten važiuoja 100 tiesiai, mes į dešinę sukamės. Ir liko pusė kelio iki finišo. Na, daug kas sušunka Paris-Roubaix ir matau priekyje mano komandos draugas atakuoja kaip ir, tai bandau irgi kažką biškį užminti daugiau per tą bruką. Smagus labai segmentas, smagiai čia prasilėkiam. Aišku, galėjo čia ir važiuoti dešinę pusę per tą smėliuką, mažiau kratimo, bet norėjusi pabandyti. Ką maždaug patiria Paris-Roubaix. Ir neilgas čia tas segmentas baigėsi ir važiuojame toliau. Pabėgimas nesėkmingas, niekas nepabėgo. Na ir vėl tokie smėlingi posūkiai, tikrai reikia pavaldyti, nes vairas sminga ir mėtosi tas priekinis ratas, galinis taip pat kažkur savo važiuoja, tai tenka šiek tiek prakaituoti su vairavimu. Laikomės dar antroje grupėje, viskas čia gerai, komfortiškai iš tikrųjų buvo važiuoti antroje grupėje, nesijaučiau perdegęs. Nori Vitalį leist? Vidutinis greitis buvo 32 km į valandą, tai visai nieko, kai tiek smėlio. Du youtuberiai. Vienas sėkmingesnis, kitas ne tiek, bet važiuojam kartu. Kaip sekas šiandien? Ačiū labai, kažkaip pasiparasau, ten besivydamas tą grupę, gal taip ten po to įgaliukas tai subirėjo, tai jau tik į 30 km. Aš važiavau su jais, bet žinok, ten... Ne,
Tai va, reikia. Kokius 5 kartus atsilikau, vėl dasivėjau ir taip visai, kol čia atsidūriau. Tai pašnekinu šiek tiek Vitalį, pasidalinam įspūdžiais apie trasą, kaip sekasi. Na ir važiuojame toliau. Šiaip labai norėčiau pagirti, kad grupėje, nu čia šiek tiek gal ir sudėtingesni variantai, bet grupė labai gražiai važiavo. Ta prasme, jeigu nori užlystų, tave įleis, jeigu kažkur traukėsi šoną, visada pasižies. Labai kažkaip sklandžiai, aš kai nepratęs važiuoti dar tokiose grupėse, tai man atrodė labai visi tolerantiški. Čia prieš tai matėte, bandyta buvo šiek tiek atakuoti ir aš buvau antras už jo ir turėjau pasikeisti, bet aš išvažiavęs į priekį, aš supratau, kad aš nesukursiu atakos. Tai vėl išvažiavo jis į priekį dar kartą bandyti, bet čia labai ganėtinai ir nuo kalno buvo ir ganėtinai sunku, manau, pabėgti į tokią vietą, vat geriau va į tokią bėgti. Tai čia mane blokuoja šiek tiek ir smingu į smėlį ir pradeda va taip lenkti visi ir suprantu, kad reiks biškį šiek tiek padirbėti, kad vėl grįžti į tą grupelę. Pavyksta šiaip sugrįžti ten po praeitų nesėkmių ir toliau važiuojame grupėje ir atbirėjo daugiau dar žmonių, jau kai kurių nebėra, kurie prieš tai matėsi. Bet visgi vis tiek, ta grupelė nemaža ir artėja finišas ir visi pradės užsiimti pozicijas kažkokias, štai ir asfaltas, prieš tai juo važiavome į priekį, dabar jau grįžtame, tai jau čia viskas netoli. Pavojinga ganėtinai situacija dabar išvysite, reikia dairytis, ką tiek galiu pasakyti, reikia visada dairytis. Oi, kur stumi? Tikrai nemalonus vaizdas. Man iš galo važiuojant, tai šiurpai net praėjo. Čia suklystu ir paskui tik pavažiavęs supratau, kad suklydau, kad neužvažiavau ant to dvirtakio. Tuoj pamatysite, kodėl. Priimkit. Na, šitą manevrą atlikdamas tikrai sukėliau kitiems pavojų. Neprotingas manevras, bet gerai, kad niekas nenugriuvo, šiek tiek pastabdė ir tiek. Ir laimingai baigėsi. Na ir čia išvažiuojame į finišo tiesėje. Jau visi bandys užsiimti čia geresnės pozicijas, labai tempas iš karto pasikeitė, didėja jisai. Ir bandau ir aš čia dalyvauti šitame veiksme. Biški šiek tiek mane spaudė ir bakstelėjau su ragu savo komandos draugui. Pakol kas niekas nesistoja sprintui, tiesiog stipriai didina tempą. Jutosi, kad jau šiek tiek ir nebebūtų ir iš ko čia tokį sprintą atlikti profesionalų, kaip matome per televiziją ar A lygoje. Tai tiesiog laikausi ant rato ir čia šiek tiek padarė tokį tarpą, bandau tą tarpą dar uždaryti. Na ir čia, kaip matome, jau tarpo nebepavyko uždaryti ir dar atvažiuoja keli priešininkai, stojos, bet čia jau tikrai per vėlai atsistojau ir finišuoju Druską Gravel pirmame etape. Išreikiu dar viską, kas liko ir savo amžiaus grupėje atvažiavau 9, overall 24. Tai visai nieko rezultatas ir atsisveikinu su jumis iki sekančio etapo Druska Gravel. O dabar dar gyvas komentaras. O, jei. Smagias varžybos buvo, tikrai smagias. Protingai suvažiuota, gal pradžiai biški pirmą grupę per daug vadų tikrai generavo, aš tiek neturiu. Tai daug kartų atsilikau, vėl nukritau, vėl prisivėjau, vėl paskui su ta antra grupė ir viskas. Krita ir iš tos antros grupės žmonių. Nežinau, kaip antrą dieną reiks važiuoti, va čia va yra klausimas. Pailsėsim ir suvažiuosim.